Net jeigu išrikiuoti tūkstančius nuostabių žmonių ir man pasiūlytų išsirinkti draugą, globėją, brolį, aš nieko daugiau nenorėčiau, tik tai jūsų. Ir dabar, kada viskas gyvenime buvo brangu ir artima, mano brolis, pavojuje, kai net nežinau, kada jį pamatysiu, ar išsigelbėsiu pats, aš džiaugiuosi gyvenimu tik todėl, kad esu šalia jūsų. Per jūs ir jumise man atsiveria ištisi nauji horizontai, lyg viskas įgautų kitą prasmę. Tik dabar supratau, kad gyvenimo vertė ir grožis ne vien meilė tiems, su kuo susieja kraujų ryšiai, bet džiaugsmas gyventi ir kovoti už visų žmonių laimę ir laisvę. Ir tai supratau tik greta jūsų. Kas būtų buvę su manimi visas tas dienas, jeigu jūsų nebūtų buvę greta manęs? Nesvarbu, kad būčiau žuvęs nuo fanatiko rankos, bet svarbu tik tai, kad būčiau išėjęs iš gyvenimo taip ir neparagyvenęs nei vienos dienos be baimės, taip ir nesuvokęs, kokią laimę gyventi, kai baimė negniaužia širdies. Ir tai supratau tik šalia jūsų. Dabar žinau, kad gyvenimas kiekvieną veda į tokias aukštumas, į kokias gali pakilti savo paties darbo suvokimas. Darbo kaip darbo džiaugsmo, darbo nuoširdžios pagalbos, kad tamsa aplink būtų nugalėta džiaugsmu. Visi atsitiktinumai įstumia mane dabar į aistrų verpatą, atrodo palaiminti ir įveikę tik tam, kad būčiau galėjęs sutikti jos. Ir niekas pasaulyje mano širdyje neprilygs jums. Florentietis tyliai klausėsi mano aistringos kalbos, jo akis meiliai šypsojosi, bet aš įžvelgiau jose liūdesio ir užuojautos šešėlį. Aš labai laimingas, mano brangus drauge, kad tu taip įvertinai mūsų susitikimą ir mano buvimą šalia tavęs. Uždėjęs ranką man ant galvos, kalbėjo Florentietis. Tai įrodo tave, turint retai žmonėse sutinkamą dėkingumo jausmą. Tik nesikarščiuok. Jeigu per šias dienas tavo sąmonė prasiplėtė, tai būtinai turėjo atsiverti ir širdis. Joje, kaip ir mintyse, turėjo išnykti sąlyginumo ribos. Dabar tu turi visai kitokiamis akimis žvelgti į kiekvieną žmogų, ieškodamas jame ne to, kas visiems iš karto matyti, neryškių proto bruožų, grožio, sąmojo ar pykčio, o vidinės jėgos ir širdies gerumo, kurie tik ir tegali tapti šviesa visiems aplinkiniams, skendintiems prietarų ir aistrų tamsybėje. Jeigu nori nešti šviesą ir laisvę į žmonių gyvenimus, pradėk į juos žiūrėti naujai. Pradėk budriai atpažinti skirtumą tarp menko bei atsitiktinio žmoguje ir tarp didžiųjų savybių gimusių jų darbe, kovoje ir ištisoje virtinėje pergalių prieš save patį. Pradėk to jau pat, o ne rytoj. Atmesk prietarą, kad žmogus yra toks, koks jis atrodo, ir spręsk apie jį tik iš jo poelgių, visada stengdamasis įeiti į jo padėtį ir rasti pateisinimą. Abu mano draugai mažai pažįstami buvo su tavo broliu, dar mažiau pažįsta Nel. Bet kai tik Ali prieš mėnesį užsiminė apie tokią galimą atomazgą, jie abu paliko visus savo reikalus ir vos gavę kvietimą tuoj atvyko į pagalbą Ali,
kaip ir aš pats. Pabandyk pirmą kartą į jų veidus pažvelgti kitaip. Tegul meilė broliui atveria tau naują žmogaus širdies suvokimą. Su jos pagalba suvok tą ištikimos meilės jėgą, kuri vienija visus žmones nepriklausomai nuo jų tautybės, tikėjimo, klasinių skirtumų. Pirmą kartą matyk, kad tai žmonės, kurių kraujo spalva tokia pat raudona kaip ir tavo.